pažanga visai Lietuvos visuomeniai, kad visi vaikai yra kartu ir iš tikrųjų mokytojams trūksta tos patirties, trūksta to žinių, kaip galima įtraukti tą vaiką, kaip galima įtraukti klasę, kurie ar vaikas turi negalią ar neturi negalią, bet jie gali bendrai kartu dirbti ir sportuoti. Iš tikrųjų turim ir šaunius lektorius, ir Aušra iš Triračių, ir Ramunė, tai kur tikrai parodo, kaip galima per vienokį ar kitokį fizinį pratimą dirbti kartu. Ir kaip ir minėjau, nesvarbu, ar tu turi negalę ar neturi negalės. Tai manau, kad šio projekto tikrai yra didelis privalumas, kad mes važiuojam per visas Lietuvos savivaldybės ir tikrai pasieksim daug mokinių, daug mokytojų tiksliau, tai kurie gaus vienokį ir kitokią patirtį. Praktinės dalies esmė yra, kad mes pradedam nuo pat viršaus, tai yra paralimpinių žaidynių, paralimpinių sporto šakų, kur mes galim, sakyti, paprastame gyvenime mes pamatom jas ir, sakykim, gal tiesiog mokytojai pamatytų ar vaikai ir, kaip ją panaudoti, bet mes mokome, kaip tą sporto šaką galime priderinti prie fizinio ugdymo pamokų. Ir taip pat įvairūs kiti pratimai, kuriuos mes galime įtraukti į įvairias veiklas, nes pagrindinis dalykas yra, kad mes turime tuos vaikus turinčius negalią įtraukti ne taip, kad atskirai jiems suteiktos kažkokios galimybės, bet kartu bendrai su visais vaikais, kad sportuotų vaikai. Aš jau dirbu 5 metus vaikiukais, esu mokslus baigus, mokinausi tam, kad galėčiau su tais vaikais būti. Šiandien tai labai daug sužinojau, iš tikrųjų įdomių daug veiklų yra, daug gali ir vaiką, kuris sėdi neįgalam vežimėlė, gali labai įtraukti į fizinio kūno kultūros pamoką, tiek vaiką neurotipinė, kaip sakoma. Tikrai super, labai patiko, su dideliom emocijom išeinu ir 10 balų. Tikrai, iš tikrųjų, kursai įdomus, veiklus ir tikrai rekomenduoju visiems. Sužinojom ir pratimų, kokių galima, aišku, daug ką galbūt žinojom, bet tik tais reikėjo atsiminti daug ką. Pabandėm, ko nesam bandę patys. Pernai turėjom 2 vaikus vienoje mokykloje, dabar jau turime 5. Tai iš tikrųjų ir per pamokas tenka tų iššūkių daugiau, bet kaip matom, tokie seminarai tik tais padeda visiems tobulėti. Su spec poreikiais būnant, kur vaikai jie labai noriai žaidžia patys. Yra nulinukas dar vaikas, kur jam salėje buvimas ir su kamuoliu žaidimas yra pati didžiausia šventė. Tai tik tais pamato mokykloje, kada ateini auto, tai jisai pats pirmas atbėga ir ranką duoda ir iš karto prašo į salę su visom kitom klasėm būti kartu. Gauname tik teigiamą ryšį atgalinį. Ir mokytojai dėkoja už tuos patyrimus. Ir manau, kad šita suteikta ir informacija, kur ieškoti tolimesnės jiems reikalingos informacijos apie tokias veiklas, tiek ir ta praktinė patyriminė dalis jiems suteikia tikrai daug patirties.